Taigi, kaip korėjietiška publika, kuo skiriasi, tarkim, nuo Šanchajaus parodos, nes kiek žinau ir Šanchajuje jums teko koncertuoti, kokie būtų esminiai skirtumai? Na, ir Šanchajuje ir čia aišku buvo sėkmė. Pažymkim taip, kad žmonėms patiko tai, ką mes dainuojam. Tik skirtumas, man taip atrodo, yra tai, kad čia žmonės yra trupučiuką kultūringesni, ramesni, viską išgyveno daugiau viduje, sakytume, kaip lietuviai. O tarkim Šanchajuje jie tokie biški karštesni, sau leidžiantis daugiau, ten mums sunkiai tekdavosi išeiti iš salių, jie pastoviai fotografuodavosi ir tai darydavo drąsiai valandas, kol mums reikėdavo pasakyti, mes jau einam. Taigi įžulesni kiniečiai, o šitie trupučiuką kultūringesni. Kokie būtų artimiausi planai? Grįžtate į Lietuvą ir kas tada toliau? Kur planuojate? Užsienį galbūt vėl koncertuosite? Dabar artimiausias planai mūsų yra važiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas, taip pat koncertuosime. Turėsime su El Fuego. O paskui Europai nusimano kažkiek koncertai? Šiaip tai iš esmės Europą taip, Vokietijoje, Latvijoje, dar šalia Rusijoje, Kaliningrade. Tai tiesiog mes labai būsim užsiėmę rudenį ir dar vasarą. Kokį įspūdį išsivežate iš Pietų Korėjos? Iš Pietų Korėjos.